Taip, šiandien gaminsime koldūnus. Koldūnai bus dviejų spalvų. Bus balti ir morkviniai, daryčiau dar žalius, bet pas mus parduotuvėje nėra špinatų. Tai bus morkviniai ir balti. Šitą visą mėsytę susimalsim su svogūniukais, česnakiuku, ir toliau dar parodysiu. Mėsytę susimalėm, nepamirštam pasidruskint, papipirint. Galite sultinio dar įpilti, kad būtų daugiau sulčių koldūnuose. Aš sultinio nepilsiu, man ir taip užtenka. Priėjom prie įdomesnės dalies, tai yra tešla. Kilogramą miltų padalinau į 2 dalis. Svarstyklių neturiu, sugedo, tad maždaug taip, iš akies. Ir štai, va čia yra didelė morka, 2 kiaušiniai, šiek tiek įpilsiu vandenuko, viską sublenderuosiu ir pilsiu į miltus. Bus morkvinė tešla. Kita tešla bus balta. Tokiu principu dariau ir makaronus žalius, tik naudojau špinatus. Maždaug apie 300 gramų miltų, pokelį špinatų ir 2 kiaušinius. Sublenderuotos morkos su 2 kiaušiniais ir šiek tiek vandens. O čia 2 kiaušiniai ir šiek tiek vandens. Tešla pas mane gavosi va štai taip. 2 rutuliukai tokie, dabar dėsiu į maišelį ir tegu pailsi kokį pusvalanduką. Pasiruošė darbo stalą, įsikočiojo tešlą. Aš su puodeliu pasidariau tokius blinelius ir va štai pirmas koldūnas. Dėl koldūnus darysiu tokios formos, keli bus va tokie, bet šiaip koldūnai bus va tokios formos. Geltoni koldūnai jau eina į pabaigą, tai darysiu baltus. Sultinyje patieksiu su grietine. Skanaus.